Jūsų manimų yra gražu? Mano manimų gražu yra gėris, meilė, saulė ir vaikystė. Su daug svajonių. Gražu? Mano manimų grožis yra viduje. Jeigu vidumi gražus žmogus, tai jis bus pats gražiausias. Mano manimų tai kaip pats žmogus viduje laimingas išvyti grožį. Gražu? Kiekvienas žmogus yra individualus iš vidaus. Taip, kad išorinis grožis nėra tiek svarbus. Nebent tai sureikšminti. Mano nuomonė, grožis labai įvairiai gali būti suprantamas. Tai ir vizualinis grožis, graži gamta, gražus žmogus, graži aplinka kažkokia. Ir aišku, vidinis grožis, žmogaus charakteris, geros savybės kažkokios. Gražu? Šiaip žmonėse, jeigu va taip, ne, o gal vidinį, net nežinau. Tikriausiai ir ta. Ne, aišku, vidinis svarbiau, dėl bendravimo ir visko, bet ir išorinis svarbus. Gražu yra daug kas. Žinot, apie kokį grožį kalbam? Pavyzdžiui, žmogaus. Koks jūsų manimo yra gražus žmogus? Šiaip tai, kada vidus ir išorė tokiai harmonijai eina. Kaip tu manai, ar svarbu turėti svajonę? Taip. O kodėl? Nes be svajonės kažkaip nelabai kažką galima padaryti. Be svajonės? Kažką turi svajoti ir siekti to tikslo. Padėkit man! Kaip jūs galvojat, ar svajonės gali išsipildyti? Aišku, gali, jeigu jūs sieki ir jeigu labai nori. Svajonės būtinos. Ir tikrai galiu pasakyti, jos išsipildo visada, jeigu labai nori. Bandyti, kad išsipildytų svajonės. Bet kažkoks filosofas sako, kad svajoti reikia atsargiau, nes svajonės pildosi. Kas jūsų manimo yra geri santykiai? Mano manimu, tarp poros geri santykiai yra tuomet, kai tarp jos tvyruoja pasitikėjimas, meilė, ramybė ir taip pat darna. Ir santykiai tai yra šiluma, meilė tarp šeimos, tarp ką nors tarp. Teisingi santykiai tai kai yra abipusis galbūt supratimas. Manau, kai žmonėm negėda vienas pro kitą praeiti ir kai negėda susitikti, kai noris pabendrauti, pašnekėti, tai manau, kad tarp tokių žmonių santykiai yra geri. Ar turit svajonių? Iš kur jūs? Ar turit svajonių? Tokį jauną. Padėkit man!
can really bring you down. It's such a state of mind. Can take a long, long time. I've got to figure out love.